Tai atvarė GPS meistras jum, kad parodyčiau, nes jūs labai klausit manęs, tai kur tos kameros dėt, kaip dėt, kokias dėt. Aš nežinau, man atvažiavo, jie parodė, va, šita, tau tinkamiausia, valdoma, nevaldomos, varliai, naujiena, tokias irgi dėsimės ir pas mane, kad labai platų kampą rodo. Termo kamera, šita man atrodo termo kamera, čia labai geros raiškos kamera. Tai va, tai su tokiu autobusiuku, va, su tokia va net turi su valytuvų kamera, va. Didžiulė. Tai su tokiu autobusiuku atvažiuoja pas jūs, jeigu jūs domitės kamerom, ir jūs tiesiog galite išsirinkti savo kamerą tinkamiausią. Visokios, va, termo kamera, kur šilumą reaguoja. Šita va, su zoomu kamera 20, oi, tokia kamera. Termo kamera, ji reaguoja į šilumą. Visos kameros fiksuoja human. Užėjo human, nufotografuoja, jum atsiunčia šitą video. Čia va šita kamera, kur 180 kampų filmuoja. Tai labai plačiai, nu, šiaip matot. Nu, standartinė kamera, kuri va čia šita standartinė pusė tik tai, o čia visą kampą rodo. Labai plačiai, kažkur siaurose vietose labai gerai. Tai va, atvažiuoja pas jūs pagal kainą, pagal skonį, pagal distancijas, kokios yra stebimos. Jie yra profesionalai, jie žino, ką daro, žino, ką siūlo ir žino, kur ką įrengti. Nes gal jum atrodo ir man anksčiau atrodė prieš dedant kameras, kad o, tai čia reikia kameros, ne, sako, ne taip reikia, reikia čia ir čia ir čia. O kodėl? O todėl, kad ta kamera ten, ta ten mato ir visas perimetras pasidengia, tada nėra klūzonų. Super. Pirmas toks Europai, sakė, ne aš sakiau, GPS meistras sakė, pirmas toks Europai busikas ir jie turi netgi dujos. Tai skambinkite, kvieskitės pas save, tikrai padės, tikrai sumontuos, tikrai pasakys, ko jum tiksliai reikia. Baziukai, o mums ko reikia? Mums dar porą kameryčių reiktų. Eikš parodysiu. Va, šitų mums reiktų, va. Varliokų, va, tokių, va. Tai, mėgsti varlės, va, tokias. Tokia arba tokia reiks uždėti. KPS meistras.lt. Bye bye!